tai gel. Tokį dumbulinis ežerės. Pelkių žionės. Gerai ima. Sveiki atvykę. Ką, pradžia nuo žirnių virimo. Dieną buvau užsimerkęs. Tai tikiuosi neprarūgo, nes yra tokia idėja. Įdomus kvapas. Tai žodžiu, verdam žirnius. Tokie kokie 4 virimai, čia 2,5 litro gal kibiras šitas puodas. Tai tokius susivirsim ir paskui, nežinau, galim pradėti nuo sistemų. O apie pirmą sistemą, tai tokie reikalai, kad tokie reikaliukai jau surišta. Dėl to dabar metu šitą surišta, nes ir tingiu ir noriu užsimest, kad pabūtų. Sakė pasitikrinti su vandeniu. Tai va, tai čia tobulai ir čia supranta žmogus tikrai ką daro. Pasitikim ir šitą raunam vieną. Ir tada žiūrim kitas. Nuo stovo dabar užsidėjau. Pamačiau, kad nendrių kraštas trukdo. Tai reikia brendam atvėsim. Nu, taip sakant, be fanatizmo, bet lengvai numečiau kraštą. Nu, dabar gerai atrodo. Dabar atrodo gerai. Ir išu 2 kitas ir ten jau pats pjaustysiu ir bandysiu dėti ant plauko boilius. Nežinau, kaip seksis. Gal gerai. Viskas, taip sakant, bandymo keliu. Baltijos žvynę užrekomenduoti. Selfish ir pineapple. Tai selfish geras čia. Pagrindinis bus. Gal tik tai truputį nukormysim viršų. Šitaip. Ir uždėsim geltoną viršūnėlę. Kol ant kablio nereikia dėti, tai man atrodo, kad visai gerai sekas. Antra sistema šitaip turėtų atrodyti. Testas ant vandens. Kažkiek kelia, tai kažkiek kelia ir užteks. Čia mesim į tą pusę, kur kietesnis dugnas tada.
tokią taktiką, nes dėžutės dabar nepasiėmęs, gal neįsilydys. O trečia sistema ant 3 dirbtinių kukurūzų. Ir aš jos nekeisiu tik dėl to, nes užlydi tas plaukas. Mesim va bank. Tik va ką dar kukurūzų reikia padaryti, tai gelio. Nitro gelio. Užkalsim. Nežinau, pamirkysiu šiaip ilgo veikimo, tai gal viskas gerai bus. Nu, pirmas metimas toks. Antrą metimą, kai viską apsidėliosiu daiktus, galima bus ir užsiimt kažkokiais reikalais. Dar ant kiekvieno reikia po koinę pasidaryti. Tai dar koinės pasidarau ir parodau, ką čia primastysiu. Siminėsim workshopais. Reikia kilą boilių dabar per pusę sudrapalį. Tokį induką kol kas koinėm. Įbruksim kažkiek visas į gelį. Geriau būtų nesusišlapint ant koinės. Ir dar pelečių. Kvapas tai kaip šunų ėdalas. Nu, jeigu šamo neįkirsim, tai bus žiauru. Taip, tipo, kiek suprantu. Boilių. Kažkaip taip atrodyti turėtų. Gal ir tiesa. Svarbiausia plaukiančių nepridėti. Turbūt nereikėjo suplėšyti. Na, pati koinė pasitrumpino. Viskas čia gerai dar. Ir va šitą pelėšudį ant kablio. Antras pelėšudis. Čia granai tokie kaip patys matot. Tai žodžiu, šiandien visi bus tokie niuchai. Dvi ant koinės, trečią dasikabinsiu. Arba dabar trečios nekabinsiu iš tikrųjų, o parodysiu, kaip mėsiu pirmą metimą. Tai tik čia labai nepatogiai, aišku. Va. Vienas šitaip, kitas šitaip, o trečias tai va. Ir tik dar prieš metimą viena partija verda ir dar liko dar nedickas bliudelis. Labai bijau, kad jie prasmirė, bet jie tikrai neprasmirė ir kai išpiliau vandenį, žirnė tas toks krakmolinis kvapas, užmerkt.
Tai ką, laukiam, dabar susitrupinsiu darboilius ir mesim spombą. Vieną kitą cielą, šie visus tryniau rankom, turbūt yra geresnis sprendimas negu šitaip. Įsivaizduoju, kad ir malonėliai ir kažkokios panašios technologijos, bet viską iš rankytės. Tai žodžiu šitas. Tada dar eis kanaple. Yra toks reikalas. Nežinau, vandenaidė arba eurų daugiau kainuoja ir šūdas arba nežinau. Ir tada tiesiog kanapių sėklas. Trint neturim su kuo. Tai pabandysim ranka tiesiog gerai spausti, kad atiduotų daugiau sulčių. Ir tiek. Ir užpilsim visą tą gerumą žirniais. Nu va. Ne 10, bet 5 kilai. Gailinu. Dabar gailinu žirnių, nes 3 dienos. Tai patys suprantat, kad reikia turėti damest kažko. Tai žodžiu, va šitą dabar visą desertuką einam, sutrenksim į balą. Viskas. Pasiliekam vakariniam, nes jau rankytę atmušiau su tokia rytė, tai baisiai. Nežinau, ir petį ir viskas skauda. Tai žodžiu, dabar užteks tiek. Ir ką? Mesim donkės, sėdėsim gyrą gersim. Sumesti reikalai. Nelabai gerai gavos. Nelabai jaučiau, kaip su kojinė mesis. Galvojau, biškį geriau skrenda. Tai vienas kaip ir daskrido, kitas perskrido. Nu, bet žodžiu, čia dabar vakarinis, paliekam porai valandų. Ir prieš temstant gal galvoju po porą raketų. Ir po naują kojinę. Ir jau paliksim nakčiai. Naktį nemanau, kad. Naktį jau permetinėsim, jeigu žuvis. Tokia technika, nežinau. Gerai, blogai, pamatysim. Ant brobus vieną. Tokie. Dar reiks luktalt. Saulėlydis tai žiaurus. Aišku, per kamerą tai jokio grožio. Tai reikalai tokie, kad taso, matau galiukai, ding.
tikiuosi per valus, o ne mano tas kojines. Gali būti ir tas. Bet aš jau matau, kad jau man patiks tokia žuklė. Labai očin. Tai žodžiu, paskutinis reisiukas važinių dar ant kuchnios. Paskui ką? Paskui dar daširimas, va dar ką padariau, kaip ir pradžiai klaidą, kad be kanapių, bet paskui pagalvojau, kad kaip tik gerai, kad visas smulkmė įsivaikščiots ir tada kanapytės. Bum, fuk, nes dar prieš naktį permetimas, naujos kojinės, užšerimas ir ką, tiek reikalų. Kadangi vienas yra ant kukurūzo, da banduelio. Ta nežinau kokia čia bankė, pusė kilo. Ir visą šitą, dabar jau temsta, bet dar pusvalanduką sumetu ir jau tada ramiai. Sėdžiu, žuvauju, bet jūs pažiūrėkit. Viena spiralė, antra spiralė, trečia spiralė. Ir brusiukas. Žiauru. O šitaip. Galėčiau net kokią melodiją užsukti. Dar sėdžiu, neparodžiu namų turą. Tai come with me. Daiktai. Visi svarbiausi. Kilimukas. Ir miegmaišis. Žieminis. Tai plus 20. Nu bet, geriau nusirengt negu drebėt. Tai va čia va bus trikojas. A čia meškerių stovas. Turėtų matytis. Tai žodžiu, viskas laukime. Dar vienas šerimas. Pusės valandos bėgė, tai jom už 2 sekundžių. Ir viskas. Susimatom jau tada tik tai po lempą. Su žuvim, tikiuosi. Taip. Treniruotė tokia. Atrodo žiauriai gerai. Čia dabar naudojau redfishą su pineapple nutriburik. Kažkoks belekoks. Tai žodžiu pasitikrinam vandenį. Jo. Bet kaip ir neatrodo, kad kels daugiau. Palaukit, kaip aš čia rodau. Kaip ir neatrodo, kad kels daugiau. Tai visai gerai. Bet dar šitam reikalui visam rekomendavo naudoti skystą šviną. Nu, matė, sakė, jeigu kels, čiut. Tai va tokį vos. Pabandom tiesiog netoli kablio. Paklijuojam tokią šaškytę. Ir dabar į tą patį puodelį. Vos tas skystas švinas čiut juda nuo dugno. Tai manau, kad labai gerai. Ir mums kaip pradininkam čia bus idealu. Truputį FaceTime pamokų gavom, tai jau kabinsim šitaip. Nors sakė, kaip ir skirtumo nėra, bet kabina taip dėl tos metimo dinamikos geresnės, nes aš sakau, kai šonu užkabinau, labai sunku buvo užmest. Lengvą svorį atrodo meti, bet jisai, į orą mušasi ir neskrenda. Matyt, jau turbūt neįmanoma nieko. Turim 2 baterijas iškrovę. Tai žodžiu, ruošiuosi nakčiai. O, dar šiek tiek matosi. Susistatysiu koliukus, sudėsiu prožikus ir jeigu kibimas, o labai tikimės kibimo, tai pradžiai jungiu prožiką, kertu meškerę ir kažką. Tai dabar žiūrovų labui parodau
Parodau, kaip bus, nes karpiui nenori šviest, jis labai jautrus. Žodžiu, va šitaip pabandysim apsišviest. Čia aišku, moškių, odų, visko bus, bet kada prie meškerės stovėsiu, turėčiau puikiai matytis. Tai aš einu gamintis valgyt, sėdžiu, laukiu, o jūs irgi palaukit truputėlį, porą sekundžių. Naktis nedavė vapšė produkto. Visą naktį su lapėm kovojau ir šeškais. 3 valandą vienas išvažiavimas. Viskas mazge. O! Geri kabliai. Pirštus sega gerai. Soak into my skin. Rytinė builiukų patikra. Tai šitas suvanotas. Nu, tą patį realiai pakeisiu. Dydis net tas pats. Nes patinka kažkaip. Tikiu. Ir naktį buvo kibimas. Permetimai. Dar kokį įdomumą užsuksiu. Principė tam, kad greičiau žuvis pamatytų. Fluorescenciniai džiūsnos. Štai jis. Pelkių žionės. Kai susipjaustėm bulvę, dabar vieną svogūną. Tokį kuloko dydžio. Aš nelabai žinau, kaip jį susmulkint. Virs 20 minučių, tai nelabai svarbu ir kaip mes jį susmulkinsim. Tai irgi kelis kart įpjaunam. Išilgai. Ir tada šitai. Svarbiausias dalykas, dabar ką į žuvį dėsim, čia tik tai laikykitės visi.
karpių. Čia reikėtų tokioj vietoj merlių naudot. Bet mes naudosim reproduktorių žuvies. Ne. A little bit pipir. Pusę tai suvalgysiu, kol pagaminsiu iš tikrųjų. Dar sultinuko vieną. Sultinukas išgelbėjo šitą visą reikalą. Sultinys yra vištienos, tai vis tiek jisai turės. Ir pagrindinis sauda žuviai. Biškai daug druskas, kad ešerių dumblo skonį numuštų. Dabar sakau, ateisiu, pavartysiu. Žiūri, 3 gyvi dar. Svarbiausias ingredientas krapai. Šitą mūsų buzoj. Labai gerai. Ešeriukai pradėjo geltonuot. O galima būtų pusę ešerių ryt, bet dar palauks. Turi atsiskleist svogūnas. Tik tai, verdant žuvienį, yra pats svarbiausias dalykas neperverti šitų ešeriukų, nes jie atsidarys ir paleis kaulus į vandenį. Tada kiekvienas šaukštas gali būti su ašaka. Tai reikės labai daug duonos. Skanu. Geras, nu. Biškai viršutinis pelekas jaučiasi. Žiūrėkit, vakarinį kokį pelėkautą užsisukau. Gražus, idealus. Nu ir dar vieną. Bonusinę. Stipresnė ir aš laukiu mūsų snaiperių. Dėl copyrighto išjungiu. Dvi naktys. Viena dabar einanti sekmadienio diena. Be žuvytės. Nėra karpio. Gal reikėtų ant laukinių ežerų nesitestuoti pirmiem kartam. Bet gal ir įdomiau. Daiktukus po biškį renkam ir saldžių sapnukų. Ha ha ha.